Roma. Miestas, kuriame amžinybė kvėpuoja kartu su kiekvienu atodūsiu, o istorija persmelkia kiekvieną akmenį. Tai vieta, kur šimtmečius religija ir galia pynėsi į neatsiejamą tinklą, dažnai paslėpdamos žmogišką trapumą po didingais fasadais. Būtent čia, šiuolaikinėje Vatikano širdyje, vystosi HBO serialas Jaunasis popiežius. Drąsus, vizualiai stulbinantis ir giliai filosofiškas pasakojimas apie tikėjimą, valdžios galią, vienatvę ir žmogišką įsilpnumą. Su jumis sveikinasi kinomanija.lt. Šiandien kviečiame į kelionę po Paolo Sorrentino sukurtą pasaulį, kuris sugriauna mūsų išankstinės nuostatas apie popiežių, tikėjimą ir patį žmogaus ryšį su dieviškumu. Jaunasis popiežius, debiutavęs HBO platformoje 2016 metais, pasakoja apie fiktyvų popiežių Pijų XIII, kurį meistriškai įkūnija Judas Law. Viename iš interviu teigęs, kad jam svarbiausia buvo suprasti, kaip žmogus jaučiasi, kai tampa viso pasaulio sąžinė. Tai pirmasis amerikietis popiežius istorijoje. Jaunas, nenuspėjamas ir radikaliai konservatyvus, žvelgiantis į pasaulį per savotišką prizmę. Serialas iš karto atsisako tradicinių šventumo ir neklystamumo įvaizdžių. Vietoje to pateikdamas personažą, kuris yra pilnas baimių, neapykantos, meilės ir gilaus vidinio prieštaravimo. Lenis Belardo, tikrasis Pijaus XIII vardas, yra našlaitis, kuris jaučiasi apleistas ne tik tėvų, bet ir Dievo. Jo gyvenimas – nuolatinė kova tarp troškimo būti mylimam ir poreikio išlikti nepriekaištingai nepriklausomu nuo visų aplinkinių. Naujasis popiežius pasisako prieš gėjų santuokas, skyrybas, eutanaziją, homoseksualius kunigus bažnyčioje, nuodėmių atleidimą moterims įvykdžiusioms abortą, siekia išplėsti fizinės Vatikano ribas ir didinti jo galią. Žiūrovą neabejotinai nustebinęs šio serialo elementas – tai, kad Pijus XIII beveik nepaleidžia iš rankų cigaretės. Bažnyčios galva, kuris rūko vienumoje, ar net per svarbius susitikimus, tai tyli, bet galinga žinutė. Cigarečių dūmas tampa beveik sakralia metafora. Jis simbolizuoja išnykimą, trapumą ir kartu maištą prieš griežtas institucinės normas. Nuo pirmųjų akimirkų aišku, kad Sorrentino pasakojimas nesiekia tradicinio biografinio ar istorinio tikslumo. Tai alegorija, studija apie tikėjimą ir galią. Pirmas serialo sezonas seka pagrindinį veikėją Lenį kaip popiežių, kurio pradiniai žingsniai naujoje rolėje yra paženklinami atvirų konfliktų su Vatikano elitu. Kardinolai, kurie tikėjosi, kad jaunas pontifikas bus lengvai valdomas, netrukus susiduria su negailestinga realybė. Pijus XIII nepripažįsta kompromisų. Jis iš karto įsivelia į nuožmę kovą su kardinolais, bandančiais daryti įtaką jo sprendimams, ypač su kardinolu Voelio, kuris kaip Vatikano valstybės sekretorius siekia išlaikyti status quo. Vienas itin svarbių epizodų iliustruojančių Lenio valdžios troškimą, jo sprendimas pasirašyti dekretą, kurio paskiria save vieninteliu atsakingu už visus reikšmingus Vatikano nutarimus, taip apeidamas kolektyvinius susitarimus ir senas tradicijas. Jo radikalumas neapsiriboja tik vidinėmis Vatikano reformomis. Jis atsisako pasirodyti viešumoje, sukeldamas pasaulinę krizę tarp tikinčiųjų ir bažnyčios institucijos. Lenis tiki, kad Dievas yra paslaptis, todėl ir popiežius turi likti nepažintas. Jo požiūris, nors ir turinti savąją motyvaciją, dažnai atrodo beširdis. Jis atleidžia lojalius kardinolus, kurie nesugeba prisitaikyti prie naujojo režimo, ir skiria svarbius postus tiems, kurie gali jam būti naudingi. Kartu su politiniais iššūkiais jaunasis popiežius susiduria ir su asmeniniais demonais. Jam itin svarbus santykis su seseri Mere, moteriška figūra, kurią mato kaip motinos pakaitalą. Merė, įkūnyta garsiosios Dianos Keaton, yra viena iš nedaugelių žmonių, kuriems jis leidžia priartėti prie savo tikrosios esmės. Tačiau net ir šis santykis yra paženklintas skausmo ir neišsipildžiusio ilgesio. Istorija turi ir kitus svarbius veikėjus. Doną Tomaso, išpažinčių klausytoją, kuris žino visas Vatikano paslaptis, tačiau yra pasmerktas tylėti. Taip pat Ester, Vatikano valstybės sodo darbuotoja, kurią Lenis idealizuoja kaip nekaltumo ir tikėjimo simbolį. Viena labiausiai įsimenančių temų seriale – popiežiaus vienatvė, kuri tampa ne tik emocinė būsena, bet ir vizualiai išreikšta koncepcija. Kūrėjai dažnai rodo Pijų XIII vieną, milžiniškose salėse, tuščiose soduose, net minioje, kur jis vis tiek atrodo izoliuotas. Ši vienatvė perteikia vidinį konfliktą tarp jo kaip žmogaus ir jo kaip institucijos veido. Ko gero stipriausia siužetinė serialo linija tai Lenio vidinis konfliktas su Dievu. Nepaisant savo pozicijos, jis dažnai abejoja Dievo egzistavimu,
kaltina jį dėl savo gyvenimo skausmo ir ieško ženklo, kuris patvirtintų jo egzistavimą. Kelios dramatiškos maldos scenos – tai viena iš stipriausių serialo dalių, kurios per minimalistinį, bet emocingą aktoriaus žvilgsnį matome jo begalinį ilgesį ir neviltį. Sezonui įsibėgėjus serialas pristato susidūrimą su Italijos premjeru, kuris siekia daryti spaudimą Vatikanui dėl politinių klausimų. Lenio vengimas susitikti su politikais rodo, kad jis nenori, jog bažnyčia būtų laikoma dar viena politinė institucija. Tuo pačiu jo santykiai su kitais Vatikano nariais tampa vis labiau įtempti. Kai kurie mato jį kaip reformatorių, kiti kaip grėsmę bažnyčios išlikimui. Ši įtampa pasiekė kulminaciją, kai kardinolas Voelio organizuoja slaptą bandymą nuversti Pijų XIII, tačiau nesėkmingai. Vis dėlto vienas jautriausių sezonų momentų vyksta, kai Lenis atpažįsta savo giliausią žaizdą – tėvų atstumimą vaikystėje. Šis suvokimas jį priverčia keistis. Jo paskutinė kalba, pasakyta jaudinančiame susitikime su tikinčiaisiais Venecijoje, atskleidžia naują Lenio pusę – mylinčią, atlaidžią ir trokštančią tikrosios bendrystės su žmonėmis. Seriale ypač išryškėja kontrastas tarp dvasinio idealizmo ir žemiškos politinės realybės. Lenis, kuris kalba apie absoliučią meilę ir tikėjimą, pats dažnai pasiduoda arogancijai, išdidumui ir net kerštui. Jis ieško Dievo, tačiau tuo pačiu metu elgiasi taip, tarsi pats būtų viršesnis už viską žemėje. Šis vidinis konfliktas centrinė jaunojo popiežiaus ašis. Ar Lenis tikrai tiki Dievu, ar jis tik trokšta būti mylimas kaip Dievas? Ar jis yra tikėjimo herojus, ar žmogus, kuris bėga nuo savo vidinių žaizdų, slėpdamasis po popiežiaus karūną? Temos, kurias nagrinėja serialas, yra universalios ir kartu labai aktualios. Tikėjimas ir abejonė, valdžia ir tarnystė, vienatvė ir bendruomenė. Visi šie klausimai perteikiami subtiliai ir giliai. Režisieriaus Paolo Sorrentino kūryboje religija nėra vien tik dogmų rinkinys. Tai egzistencinė kova, nuolatinė įtampa tarp dangaus ir žemės. Serialas nekartą vaizduoja Lenį kaip šventąjį ir nuodėmingąjį vienu metu. Stebuklai vyksta šalia klastingų intrigų. Gili malda persipina su politinėmis turbulencijomis. Tai brendimo, tapimo vyrų kelionė. Apleistas tėvų, Lenis pirmoje serialo pusėje elgiasi kaip vaikas, kategoriškas, kerštingas, negebantis priimti kitų patarimų ar sudaryti kompromisus. Pokalbėje su savo ganytoju jis teigia, kad kunigai niekuomet neužauga, nes negali tapti tėvais. Visuomet lieka sūnumis. Lenis netgi pabėga naktį su bičiuliu iš Vatikano, tam, kad pajustų laisvę ir grįžtų gebantis priimti suaugusiųjų pasaulio sprendimus. Mes regime, kaip miršta Pijų XIII artimi žmonės, kaip jis susiduria su skausmu, išbandymų realybę ir iš vaiko jaunasis popiežius palaipsniui tampa šventuoju tėvu. Vienas stipriausių šio serialo elementų yra jo stulbinanti vizualinė estetika. Kiekvienas kadras primena Renesanso tapybos šedevrą. Didingos bazilikos, sodriai apšviestos menės, kvapą gniaužiančios romėnų gatvės. Bažnytinių kostiumų ir apdarų grožį sunku pervertinti. Jie ir kinematografija, naudojantį šviesą, šešėlius ir erdves kaip emocinę kalbą, dažnai perteikia veikėjų vidinius pasaulius be žodžių. Norėdami suteikti autentiškumo popiežiui Pijui XIII, serialo kūrėjai kreipėsi tiesiai į šaltinį. Gamarelį, šimtmečius gyvuojančią Romos siuvyklą, kuri aprengė tikrus popiežius ir kardinolus. Ši 1798 metais įkurta dirbtuvė pagamino daugelį aktoriaus Judo Law apeiginių drabužių. Viskas rankų darbo. Seriale apranga atlieka dvejopą funkciją. Pagrindžia vizualinio pasaulio autentiką ir kartu pabrėžia popiežiaus personažų ironiškumą bei teatrališkumą. Lenis, nors ir atrodo kaip tradicinis popiežius, tačiau nuolat rūko, rezga intrigas ir izoliuojasi nuo pasaulio. Tai stulbinantis kontrastas, dėl kurio Pijus XIII tampa nepamirštamas. Filmuoti tikrajame Vatikane beveik neįmanoma dėl griežtų taisyklių ir religinio jautrumo ir begalės apribojimų. Tai kaip tada jaunojo popiežiaus kūrėjams pavyko taip įtikinamai ir ištaikingai pavaizduoti pačią katalikybės širdį? Sprendimas – Cinecittà Studios, garsiausia Italijos kino studija, dar vadinama Holivudo Antibro. Kūrybinė komanda pastatė milžiniškus dekoracinius kompleksus, tiksliai atkuriančius Vatikano interjerus, nuo Siksto koplyčios iki popiežiaus apartamentų. Vyriausioji serialo dailininkė Ludovica Ferrario su savo komanda tyrinėjo architektūrinius brėžinius, meno kūrinius ir šimtus nuotraukų, kad kuo tiksliau atkurtų šią religijos simbolių sklidiną erdvę.
Muzikinis takelis taip pat svariai prisideda prie atmosferos kūrimo, sumaniai derinant klasikinę muziką su netikėtais šiuolaikiniais akcentais, kurie sustiprina emocinę įtampą ir kontrastą tarp amžinybės ir dabarties. Užuot pasirinkus tradicinį sakralinį garso takelį, seriale skamba elektronika, indie rokas, net Kanye Westo kūriniai. Tai ne tik pabrėžia modernumą, bet ir paverčia žiūrovą emociškai pažeidžiamu, nes kai religinės scenas lydi šiuolaikiniai garsai, jos įgauna visai naują aktualumą. Viena žymiausių serialo scenų, kai popiežius Pijus XIII rengėsi savo drabužius ir visus papuošimus, o fone skamba LMFAO daina Sexy and I Know It. I'm sexy and I know it. Rezultatas – juokingas, beveik šventvagiškas, bet kartu ir idealiai tinkamas momentui. Taip muzika čia tampa kontrasto įrankiu, pabrėžiančiu popiežiaus dvilypumą. Jis šventas ir egoistiškas, tradicinis ir modernus, paslaptingas, bet vaikščiantis ant ribos tarp vaikiškumo ir didybės. Serialo finalas palieka žiūrovą nežinioje. Lenis, kuris visą sezoną buvo uždaras, nepasiekiamas, patiria gilią vidinę transformaciją. Jo paskutinė kalba, kurią sako bažnyčios bendruomeniai, yra kupina meilės ir vilties, o ne griežtumo ir baimės. Tačiau netikėtai popiežiaus sveikata pašlyja ir paskutinėmis akimirkomis, kai jis pakelia akis į dangų, liekame su klausimu, ar jis pagaliau rado Dievą, ar tai buvo tik dar viena iliuzija. Kalbant apie antrąjį serialo sezoną, Naujasis popiežius, aišku, kad istorija toliau gilinasi į bažnyčios ir žmogaus santykius su valdžia bei tikėjimu. Judas Law čia grįžta kaip Pijus XIII, nors naujajame sezone pagrindinis dėmesys bus skiriamas kitam popiežiui, kurį įkūnija Džonas Malkovičius. Serialas tyrinėja naujo pontifiko iššūkius, bažnyčios krizę ir pasaulietinės bei dvasinės valdžios kovą. Sorrentino siūlo dar daugiau provokuojančių vaizdų, filosofinių klausimų ir simbolinių scenų, kurios išlaiko serialo meninį lygį ir kartu patikė žiūrovui dar sudėtingesnį žvilgsnį į žmogaus dvasinę kelionę. Svarbu paminėti, kad Jaunasis popiežius ir Naujasis popiežius nėra paprasta tęstinė istorija. Tai tarsi dvi skirtingos, tačiau susiejančios knygos apie lyderystę, vienatvę ir tikėjimo paradoksus. Nors pirmasis sezonas daugiausia dėmesio skyrė Lenio vidinėms kovoms ir Vatikano paslapčių pasauliui, antrasis sezonas dar labiau atveria bažnyčios santykius su išoriniu pasauliu ir tyrinėja, kaip institucijos išlieka arba žlunga, susidūrusios su savo pačių žmoniškumu. Katalikų bažnyčia oficialiai nereagavo į serialą, bet kai kurie dvasininkai viešai pareiškė, kad kūrinys iškraipo tikėjimą. Ar perteikia popiežių kaip emocinių požiūrių nestabilų. Kita vertus buvo ir tokių, kurie teigia, kad serialas iš tiesų kelia svarbius klausimus apie tikėjimą, institucijas ir dvasingumo krizę šiandieninėme pasaulyje. Paolo Sorrentino savo vizionierišku stiliumi sukūrė pasakojimą, kuris ne tik permąsto religinę tematiką, bet ir kviečia žiūrovą patyrinėti savo santykių su tikėjimu, galia, meilė ir vienatvė. Jaunasis popiežius tai ne tik istorija apie kitokį popiežių, tai pasakojimas apie kiekvieną iš mūsų. Apie mūsų troškimą būti mylimiems, mūsų baimės ir neišvengiamas tikėjimo krizės. Tai modernus pasakojimas apie tai, kaip net ir pačios švenčiausios institucijos yra sudarytos iš žmonių. Trapios, prieštaringos ir nuolat ieškančios savo vietos pasaulyje materijos. Pats serialo kūrėjas sakė, kad nenorėjo nieko įžeisti. Jam svarbiausia buvo sukurti pasakojimą apie žmogų, kuris ieško Dievo, net jei jis pats jo netiki. Su jumis buvo kinomanija.lt. Nepamirškite paspausti patinka mygtuką bei palikti komentaro, ką dar mums vertėtų ateityje apžvelgti ir būtinai išprenumeruokite kanalą. Sekite filmų ir serialų naujienas kinomanija.lt portale ir socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų.